Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Kokia tai parama? Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai, tai ES ir Lietuvos valstybės finansuojama priemonė, kurios tikslas skatinti nežemės ūkio verslų kūrimą bei plėtrą kaimo vietovėse. Ši parama suteikia galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims pradėti ir plėtoti veiklą už tradicinio ūkininkavimo ribų, nuo paslaugų ir amatų iki gamybos ar kaimo turizmo. Pagrindinis šios priemonės tikslas – stiprinti ekonominį gyvybingumą regionuose, skatinti vietos verslumą, kurti naujas darbo vietas bei didinti gyventojų pajamas. Tai ne tik investicija į įrangą ar infrastruktūrą, bet ir į vietos bendruomenių ateitį, jų savarankiškumą, stabilumą ir patrauklumą gyventi bei kurti. Parama ypač aktuali tiems, kurie siekia prasmingai keisti savo aplinką, kurti ilgalaikę vertę ir prisidėti prie tvaraus kaimo augimo. Kas gali pretenduoti į paramą? Reikalavimai pareiškėjui. Į paramą investicijoms skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai gali pretenduoti fiziniai ir juridiniai asmenys, veikiantys kaimo vietovėse, norintys pradėti arba plėsti nežemės ūkio veiklą. Paramos gali siekti asmenys, kurie yra įregistravę ūkį ar įmonę, vykdo veiklą kaime ir atitinka aktyvaus ūkininko arba verslo statusą. Ekonominės veiklos sritis turi būti aiškiai apibrėžta ir apimti paslaugas, gamybą, prekybą, amatus ar kitas nežemės ūkio veiklas. Pagrindiniai reikalavimai. Pareiškėjas turi turėti pakankamus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, įrodymus apie veiklos tęstinumą. Įsipareigojama veiklą vykdyti netrumpiau kaip 5 metus po projekto įgyvendinimo. Paramų dydžiai ir finansavimas. Pagal nacionalinės mokėjimo agentūros NMA duomenis 2014-2020 metų laikotarpiu priemonė parama investicijoms skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai sulaukė rekordinio susidomėjimo. 2021 metais buvo gautos 249 paraiškos, kurių bendra prašoma suma siekia 35,6 milijono eurų, nors kvietimui buvo skirta 18,8 milijono eurų. Taigi, bendra visų pareiškėjų prašoma suma viršijo kvietimui skirtą biudžetą beveik dvigubai, o tai atspindi didelį pareiškėjų aktyvumą ir susidomėjimą šią paramos priemonę. 2014-2020 metų laikotarpiu maksimali galima paramos suma vienam projektui buvo iki 200 000 eurų. Finansavimas galėjo siekti iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos dydis taip pat buvo susietas su planuojimu sukurti darbo vietų skaičiumi. Vienai darbo vietai galėjo būti skiriama iki 50 000 eurų. Nors priemonė parama investicijoms skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai nėra tęsiama, jos tikslai ir veiklos sritis yra integruoti į naujas 2023-2027 metų laikotarpio intervencinės priemonės. Pavyzdžiui, priemonė investicijos į bioekonomikos verslus skirta remti nežemės ūkio veiklas kaimo vietovėse, tokias kaip amatai, paslaugos, turizmas ir kitos veiklos, kurios prisideda prie kaimo ekonomikos įvairinimo. Kur ieškoti informacijos? Paraiškos investicijoms į bioekonomikos verslus priimamos nuo 2025 metų spalio 1 dienos iki lapkričio 28 dienos. Paraiškos teikiamos per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽUMIS. Išsami informacija, dokumentai bei konsultacijos teikiamos nacionalinės mokėjimo agentūros NMA ir Žemės ūkio ministerijos ŽUM oficialiose svetainėse.